Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šios dienos tema – lengvųjų automobilių įsigijimo ir nuomos išlaidų priskyrimas ribojimų dydžių leidžiamiems atskaitimams. 2024 metais birželio 20 dieną buvo priimtas įstatymas numeris romėniškas 14-2774, kurio pelno mokesčio įstatymas toliau PMI papildytas 30 su žymele 2 straipsnių įsigaliojusių nuo 2025 metų sausio 1 dienos. Šiame PMI 30 su žymele 2 straipsnyje nustatyti nauji apribojimai lengvųjų automobilių įsigijimo ir nuomos išlaidoms. Nuo 2025 metų sausio 1 dienos įsigytų lengvųjų automobilių įsigijimo kaina, priskiriant ribojimų dydžių leidžiamiems atskaitimams, yra nustatyti ribojimai, kurie susiję su išmetamu anglies dioksido CO2 kiekiu. Iš pajamų PMI 18 straipsnyje nustatyta tvarka atskaitoma lengvojo automobilio, kuris laikomas vieneto turtu, įsigijimo kainos dalis neviršijanti 75 000 eurų, kai įsigyjamas lengvasis automobilis, kurio išmetamas anglies dioksido CO2 kiekis lygus 0 gramų kilometrui. 50 000 eurų, kai įsigyjamas lengvasis automobilis, kurio išmetamas anglies dioksido CO2 kiekis neviršyja 130 gramų kilometrui. 25 000 eurų, kai įsigyjamas lengvasis automobilis, kurio išmetamas anglies dioksido CO2 kiekis viršyja 130 gramų kilometrui, tačiau neviršyja 200 gramų kilometrui. 10 000 eurų, kai įsigyjamas lengvasis automobilis, kurio išmetamas anglies dioksido CO2 kiekis viršyja 200 gramų kilometrui. CO2 kiekis nustatomas Lietuvos Respublikos motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatyme nurodyta tvarka ir nurodomas automobilio techninėme pase. Išvardinti apribojimai taikomi automobiliams įsigytiems nuo 2025 metų sausio 1 dienos, apskaičiuojant ir deklaruojant 2025 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Nustatyti ribojimai taikomi įsigyjamiems automobiliams varomiems benzinu, elektra ar kitu kuru ir registruotiems kaip lengvieji automobiliai M1 klasė. Nuo 2025 metų sausio 1 dienos įsigytų ir įmonės veikloje naudojamų automobilių įsigijimo kaina, neviršijanti konkrečiam išmetamo CO2 kiekio intervalui nustatytos ribojančios sumos, iš pajamų gali būti atskaitoma per šio turto nusidėvėjimo laikotarpį. Jeigu automobilio įsigijimo kaina yra didesnė už ribojamą sumą, tai šią sumą viršijanti automobilio įsigijimo kainos dalis yra priskiriama neleidžiamiems atskaitimams, proporcingai per laikotarpį, kai skaičiuojamos automobilio nusidėvėjimo sąnaudos. Kai iki lengvojo automobilio naudojimo pradžios yra patirtos su šio turto įsigijimu susijusios išlaidos, pavyzdžiui, transportavimo, paruošimo naudoti ar remonto išlaidos, kurios priskiriamos įsigyto lengvojo automobilio įsigijimo kainai, tai PMI 30 su žymele 2 straipsnio pirmoje dalyje nustatytas automobilio įsigijimo kainos ribojimas yra taikomas visai apskaičiuotai automobilio įsigijimo kainai. Pateiksiu pavyzdį. Situacija. Įmonė 2025 metais įsigijo lengvąjį automobilį ir naudos jį savo veikloje. Automobilio kaina 15 000 eurų be PVM. Išmetamas CO2 kiekis yra 205 gramai kilometrui. Įmonė iki automobilio naudojimo pradžios patyrė 1000 eurų šio automobilio transportavimo išlaidų. Klausimas. Kokiai automobilio įsigijimo kainai taikomas ribojimas? Atsakymas. Šiuo atveju bendra lengvojo automobilio įsigijimo kaina yra 16 000 eurų. Tačiau pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais
Vieneto pajamos gali būti sumažinamos tik 10 000 eurų šio automobilio įsigijimo kainos dalimi, nes jo CO2 kiekis viršija 200 gramų kilometrui. Taigi, 10 000 eurų įsigijimo kainos dalis pagal PMI 18 straipsnėje nustatytą tvarką priskiriama ribojimų dydžių leidžiamiems atskaitimams dalimis per šio turto nusidėvėjimo laikotarpį. Likusi automobilio įsigijimo kainos dalis 6 000 eurų priskiriama neleidžiamiems atskaitimams proporcingai per laikotarpį, kai skaičiuojamos automobilio nusidėvėjimo sąnaudos. Jeigu šis automobilis ateityje būtų parduotas, tai įmonė leidžiamiems atskaitimams galėtų priskirti tik tą dalį įsigijimo kainos, kuri atitinka leidžiamų atskaitimų ribą. Šiuo atveju 10 000 eurų sumažinta nusidėvėjimo suma, įtraukta į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitimus. Pateiksiu dar vieną pavyzdį. Situacija. Įmonė 2025 metais sausio mėnesį už 28 000 eurų įsigijo lengvąjį automobilį, kurio išmetamas CO2 kiekis yra 179 gramai kilometrui. Todėl iš pajamų gali būti atskaitoma ne daugiau kaip 25 000 eurų automobilio įsigijimo išlaidų. Dalis nusidėvėjimo sąnaudų laikoma neleidžiamais atskaitimais. Po metų lengvasis automobilis parduotas už 30 000 eurų. Klausimas, ar pardavus automobilį galima visą jo likutinę vertę priskirti leidžiamiems atskaitimams? Atsakymas. Pardavus automobilį už 30 000 eurų įmonė gali priskirti leidžiamiems atskaitimams tik tą dalį įsigijimo kainos, kuri atitinka leidžiamų atskaitimų ribą. Šiuo atveju 25 000 eurų sumažinta nusidėvėjimo suma. Įtraukta į ribojimų dydžių leidžiamus atskaitimus. Tai yra vienetas apskaičiuodamas turto vertės padidėjimo pajamas, to turto apribota įsigijimo kaina 25 000 eurų sumažina nusidėvėjimo suma, įtraukta į ribojimų dydžių leidžiamus atskaitimus. Nustatytos išimtis, tai yra lengvųjų automobilių įsigijimo kainos ribojimai netaikomi, kai automobiliai naudojami tik nuomos veiklai vykdyti, nesvarbu, ar teikiamos ilgalaikės ar trumpalaikės nuomos paslaugos. Vairavimo mokymo paslaugoms teikti, tai yra, jei naudojami vairavimo mokymo veikloje. Transporto paslaugoms teikti. Lengvųjų automobilių nuomininkams, kurie automobilius nuomojasi iš ūkio subjektų ir ar iš fizinių asmenų, kai automobilis nelaikomas įmonės turtu, nuomos sąnaudų atskaitimo iš pajamų ribojimai taikomi automobilių nuomos sandoriams, sudarytiems ir arba pratęstiems nuo 2025 metų sausio 1 dienos, apskaičiuojant ir deklaruojant 2025 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį. Lengvojo automobilio, kuris nelaikomas vieneto turtu, mėnesio nuomos sąnaudos iš pajamų atskaitomos neviršijant PMI nustatytos ribos ir ilgalaikio turto grupiai, kuriai turėtų būti priskirtas nuomojamas lengvasis automobilis, jeigu jis būtų laikomas vieneto turtu. Taikomo PMI pirmame priedėlyje nustatyto nusidėvėjimo normatyvo metais santykio padalinto iš 12. Pateiksiu pavyzdį. Situacija. Įmonė pagal 2025 metais vasario mėnesį sudarytą nuomos sutartį vykdomai veiklai iš kito subjekto išsinuomojo 2019 metais pagamintą lengvąjį automobilį. Už automobilio nuomą 2025 metais mokama 300 eurų per mėnesį. Automobilis nenaujas. Išmetamas CO2 kiekis yra 148 gramai kilometrui. Klausimas, kokia nuomos sąnaudų suma gali būti priskiriama leidžiamiems atskaitimams? Atsakymas.
Kai šis lengvasis automobilis pagamintas anksčiau nei prieš 5 metus, o išmetamas CO2 kiekis yra 148 gramai kilometrui, didesnis kaip 130 gramų kilometrui, tačiau nedidesnis kaip 200 gramų kilometrui. Tai mėnesio nuomos sąnaudų suma, kuri gali būti priskiriama leidžiamiems atskaitimams, apskaičiuojama taip. 25 000 eurų daliname iš 10 metų, daliname iš 12 mėnesių. Gauname 208 eurai 33 euro centai per mėnesį. Likusi automobilių nuomos išlaidų dalis 92 eurai, tai yra viršijanti leistiną atskaityti nuomos sąnaudų ribą priskiriama neleidžiamiems atskaitimams. Lengvųjų automobilių nuomos išlaidoms apribojimo nėra, kai bendras turto nuomos laikotarpis neilgesnis kaip 30 dienų per mokestinį laikotarpį, kai naudojamas elektroninė sąsaja, platforma, portalu ar kita tokio paties pobūdžio priemonė, kai išsinuomojami automobiliai naudojami tik nuomos veiklai vykdyti, vairavimo mokymo paslaugoms teikti, transporto paslaugoms teikti. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti informaciją mokesčių klausimais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.